vat, žiūrėkit, mes turim materialų pasaulį, mes gyvename materialiam pasaulyje ir mes žmonės esame sutverti aptarnauti materialų pasaulį. Čia yra mūsų planeta, mūsų pasaulis, mes gauname fizinius kūnus, kad galėtumėm va čia planetai tarnauti. Va. O kas yra angelai? Ką jie veikia? Ką veikia angelai? Mums padeda. Vadinasi, angelai sutverti kam? Mums kaip pagalba. Ar ne? Bet jie mums pagelbsti. Va, jie iš aukštesnio pasaulio, bet jie dirba va čia su mumis, o ne kažkur ten. Ne? Tai va, tai kada mes, kaip žmonės ten sako, aš bendrauju su angelais, ten aš iš tikrųjų apie žmogų labai lengvai galim pasakyti, žiūrėdami į tai, kaip žmogus elgiasi su tais, kurie jam padeda. Ar ne? Bet mes jeigu turime virėjas, mes turime Danutę, kurie ateina kiekvieną rytą prasiurbliuoti čia, ar ne? Jeigu mes jų net nepastebim, vadinasi, iki angelų jums labai toli. Ar ne? Bet jeigu mes pastebim, kad mums padeda, vadinasi, mes tikrai turime ryšį su angelais. Ir seminare mes išsidaliname 72 angelus, tokį rinkinį. Ir mes bandome pasimatuoti angelų plunksnas ant savo kailiukų. Bet realiai, ką mes iš to gauname? Mes tik tai pabūname kailyje tos būtybės, kuri yra suinteresuota padėti šitam materialiam pasauliui. Vat kažkokiam žmogui padėti, važiuokit, va, iš karto. Aušra bėga padėti žmogui, ar ne? Va. Jau jinai arti angelų. Ne? Taip. Tai va, tai mes pirmą dieną išsidalinam, toks vat pilnas rinkinukas, 72, pagal kabalą, ir mes kiekvienas gausim kažkokią funkciją. Tas angelas turi funkciją, kurią jūs rasite šugarkos gale, arba aš siunčiau jums hinduistinius terminus, bet pagal juos galima pajausti, kokioje temoje šitas angelas dirba. Ir būna labai įdomių dalykų, kas jau ne pirmą kartą, tai būna, kad ir po seminarų vyksta įdomus dalykai ir per seminarą. Tai va, aš pagrindinį dalyką pamiršau. Tai kiekvienam seminare mes dirbame su aurasoma. Va, šio seminaro buteliukas yra 45. Kai ateisim iki tepimo, pasakysiu. Šitas buteliukas, jo pavadinimas yra meilės kvėpavimas. Dabar pakelkit ranką, kas darėte meditaciją, meilės kvėpavimas. Ok, gerai. Kas nedarėte, pakelkit ranką? Žinoma, kas? Namiškai, aišku, darys čia, matai. Pasivargins čia. Aha. Tai šito buteliuko istorija yra tokia, kad dvi spalvos, ne? Aha. Dvi spalvos. Turkis tai yra mūsų plaučių zona, mūsų anahata, mūsų gerklė, vadinasi čia. Kažkas tai čia. Magenta tai yra pagal aurasomą 8 čakra, aukščiau mūsų fizinio kūno. Ir žinoma, kad šita zona susijusi su kvėpavimu, taip, o va čia tai yra tas dieviškasis dažnis smulkmenose pamatyti viską dieviškai, mylėti,
vat, mylėti iki smulkmenų viską. Tai va, tai kai Vicky Wall sukūrė, sako, kad gimdo buteliukai, gimsta. Vat, gimė šitas buteliukas ir pas ją atvyko tokia draugelė Dotė vardas. Ir jinai apie tą buteliuko gimimą nieko nežinojo. Jinai atvyko ir atvežė Vikiai kažkokį tai, žinot, iš šito feng shui, kažkokį kabantį papuošalą, kuris, harmonizuoja oro stichiją. Ir tas papuošalas buvo iš tokių pat spalvų kaip šitas buteliukas. Tai šitas buteliukas buvo vadinamas būtent Dotės vardu, buvo Dotės buteliukas čia. Bet paskui pavadinimas buvo pakeistas. Maikas, kuris toliau vykdo tą buteliukų gimdymą. Kažkokia vyko konferencija, man atrodo, ar Prancūzijoje kažkur ir žodžiu, pasitaikė jam sutikti Tibeto vienuolį, man regis Tibeto, kuris atskleidė tą būtent meilės kvėpavimo praktiką, kada žmogus kvėpuoja, ima šviesą, ima meilę, priima į save ir tada siunčia meilę, spinduliuoja meilę. Tai žodžiu, ta praktika ir vadinasi meilės kvėpavimas ir šitos praktikos vardu buteliukas pervadintas. Tai jūs turėjot progą pasipraktikuoti šitą kvėpavimą. Ir šitas buteliukas padeda mums kūrybiniuose procesuose, jisai padeda mums susigrąžinti meilę, vėl iš naujo patikėti meilę, ypač kada mes praradom tikėjimą ją. Ir tai bus susijęs su uranu šitoj aurasomos sistemoje. Buteliukas 45 ir yra urano buteliukas. Kodėl parinkau šitam seminarui urano temą? Tai dėl to, kad jis kažkoks toks neformatas, visiškai kažkoks iškritęs iš sistemos. Ir kad mes, žinote, aš jums vėlgi siunčiau informaciją, mes dirbame su kabalos medžiu, kurį mes turime aikštelėje. Ten matote, yra 3 pirmi taškai, jeigu mes juos nupieštumėm, būtų 1, 2 ir 3. Tai Plutonas, Neptūnas ir Saturnas. Tai yra emanacijų pasaulio, tai yra aukščiausio dvasinio pasaulio, kurį mes galim pajausti kažkiek tai išraiška. Emanacija tai yra, kada iš vieno kažkas gimsta. Mes apie tą medį daug kalbėsim, jūs tikrai per seminarą labai gerai viską čia suprasite. Tada čia turėtų būti veidrodis pastatytas. Ir veidrodyje viskas matosi atvirkščiai, ar ne? Jeigu šitas taškas yra tolėliau, tai čia matysis. Šitas čia, šitas čia. Taip, ar ne? Veidrodyje. Taip, kad atspindi. Tai čia mes irgi turim planetas, čia gal ne taip svarbu, Jupiteris, Marsas ir Saulė. Tai jeigu staipotės prie veidrodžių, jeigu sudedam 2 veidrodžius, tai galim mes matyti atspindžių atspindį ir taip toliau. Tu matai ten 100 savęs. Taip? Tai čia 3 taškai jau nupiešiau ir atspindžių atspindys dar, irgi, taip. Tai čia Venera, Merkurijus ir
Mėnulis. Va. Urano nėra. Urano šitoje sistemoje nėra, bet Uranas yra. Kabaloje yra toks, kiekvienas šitas taškas, jis turi savo žydišką pavadinimą, mes jų nenaudojam, tiesiog nepatogu mums. Bet yra toks taškas Daat. Jo niekada nepiešia. Ir jis yra va čia. Ant veidrodžio. Va, čia būtų Daat. Ir jis yra siejamas būtent su Uranu. Daat. Tai vat labai tokia įdomi zona. Veidrodžio zona, kur įvyksta lūžis, kur įvyksta tikrovė ir atspindys. Ir realiai mes gyvename to dvasinio pasaulio atspindyje. Taip, mes ne čia gyvenam, mes gyvenam atspindyje, vat jeigu čia toliau, va čia paskutinis taškas, o čia kur aš sėdžiu, tai būtų materialaus pasaulio taškas, paskutinis, kurį irgi medyje vaizduoja. Na ir mes gyvenam labai toli nuo realybės, labai toli atspindyje. Ir kas yra Daat, jo nepiešia, bet visi žino, kad jis yra. Tai yra dviejų pasaulių lyg susijungimas ir sako, kad per Daat, o tai yra gerklė, nes akis, tai va tie trys, ne? Toliau mes turim vienas taškas viena ranka, kita ranka ir pilvas. Ir toliau mes turim vieną koją, kitą koją, ir reprodukcinius organus. Ne? Va, tai Uranas yra mūsų gerklė. Čia. Ir sako, kad būtent per čia ateina šventoji dvasia. Kalba per Uraną, per Daat. Tai vat balsas, kalbėjimas. Ir įdomus dalykas yra tai, kad kalbant negalima sustoti. Jau žodį pradėjai, tu turi eiti iki galo, tu turi kalbėti. Tu negali nutraukti žodžio. Ne? Nes tada turi tekėti energija ištisai. Sugrįžo. Tai šitas buteliukas dar turi vieną tokį labai ypatingą dalyką. Jisai suriša su mūsų Ananda Khanda. Tai yra taip vadinama aurasomoje dvasinė širdis. Dvasinė širdis pagal aurasomą yra krūtinės dešiniai pusėje. Taip, dešiniai pusėje. Ir mes tą misteriją jau praėjome pernai, kada kalbėjom apie giminės kūną ir dvasios kūną. Iš pernai seminaro informacija yra surašyta mano knygoje Genoskopas 2 dalis. Ten yra knyga skirta prakeikimams, palaiminimams giminės, bet bazinė informacija ten ir kalba apie tai, kaip veikia mūsų dvasinis kūnas. Ten ir taip nupiešta trikampis, kurio viršūnė dešiniai pusėje iš viršaus ir fizinis giminės kūnas susitinka su savo viršūnė trikampis kairiai pusėje. Ir tie du trikampiai savo viršūnėmis sueina. Tai Ananda Khanda tai ir yra ta zona, kuri aktyvuojasi, dvasinė širdis aktyvuojasi tada, kada sinchroniškai du srautai
iš viršaus ir apačios, vat, susitinka anahatoje. Ir kas yra vat, mūsų fizinio kūno energija, tai yra mūsų giminės kūno, mūsų materijos, mūsų vat, šios egzistencijos kūnas. Kodėl aš prašiau jūs nusipiešti ženklus ant veido? A visi nusipiešė? Ok, kas nenusipiešė? Visi? Gerai. Todėl, kad kada mes pasaulyje ateinam, va, mes gimstam galimybių jūroje. Va, taškas. Taškas aš galimybių jūroje. Galimybių jūra tai Neptūnas, jau išmoksite tą. Tai, bet kas aš tampu? Aš tampu tuo, kuo aš save apibrėžiu. Bet jūs iš visų simbolių galėjote rinktis bet ką. Bet jūs pasirinkot, kad būtent šios akimirkos kažkokį svarbiausią momentą. Aš nusipiešiau žaibą. Todėl, kad Urano simbolis pagrindinis tai yra žaibas. Uranas veikia staiga, neprognozuojamai, nelauktai. Bet kada ateina šventoji dvasia? Nu, tu negali jos pasikviesti, tu negali jos išprovokuoti, jinai ateina tada, kada reikia ir jinai kalba. Ne, bet tai yra žaibas. Tai kuo mes save apibrėžiam, tuo mes ir tampam. Bet jeigu aš apsibrėžiau va tokį ego, va, ego, vat aš tampu tuo, kuo aš apsibrėžiu. Aš galiu apsibrėžti labai didelį ego. Aš galiu, pagal galimybės, ar ne? Tai va, tai mūsų giminės kūno, ką mums duoda giminė, mūsų fizinį kūną, kad mes toj apibrėžtoj terpiai galėtumėm save realizuoti. Mes negalim būti viskuo. Absoliutus yra tik tai Dievas. Bet jis yra viskas. Iš jo, iš emanacijų pasaulio ateina viskas. Jis yra vienas. Bet mes kiekvienas tampam kažkuo, kuo save apibrėžiam. Kuo aš save įsivaizduoju, kas aš esu. Bet tas aš ir esu. Tai vat, o dvasinis kūnas, vat, jisai nuleidžia mums tam tikrą dvasinę misiją. Ir kada susijungia kūnas ir dvasia, tai ir yra geriausias būdas mums šiame laiko pjūvyje, šitoje vietoje, aptarnauti pasaulį geriausiu būdu. Duoti pasauliui kažką. Vat pernai metų seminaro tema, ar ne, kad nenoriu kartoti, bet dvasia apvaisina fizinį kūną ir mes galime tobulinti šitą pasaulį vis, gandras jis kaip skrido į pietus su tais pačiais sparnais, jis taip ir skrido prieš 100 metų ir dar po 1000 metų jis taip pat tą darys. Žmogus turi galimybę, kad jis kažkada iš viso nemokėjo pakilti dangų, o dabar jis jau gali. Ir kiekvieną kartą dvasia ateindama į šį pasaulį, jinai turi neinertiškai pasiduoti materijos kažkokiai tokiai būčiai, kad nieko nereikia, tik pavalgyti ir pamiegoti. Bet mes vis žingsneliu išsikovojam daugiau. Mes jau galim skristi lėktuvu, mes galim net į kosmosą išskristi. Ir kiekviena dvasia, jos užduotis ir yra aptarnauti materialų pasaulį dar geresniu būdu. Dar geresniu negu buvo. Tai ir visame tame vyksta
tas individualizacijos procesas, kada žmogus turi tapti individualiu. Tai tas buteliukas, jisai to ir siekia. Kada mes jį tepame, Rosita, jums labai reikia šito buteliuko. Ne? Pasirgat? Pasijungiat. Ir taip per centrą išsėdi žmogus, nieko nepadarysi, nepreitam užpreitam seminarė, vienas žmogus turėjo ranką susilaužyti. Jūs gerklę dabar, nieko nepadarysi. Tai kas yra individualizacija? Jinai įmanoma tik tai per kolektyvinę sąmonę. Kada mes susirišam su kolektyvinė sąmonė ir tada mes galime augti ir atrasti save, nes kada tu esi vienas, tu esi niekas realiai. Kada mes žiūrim į žvaigždes, ten astrologai, va čia Jupiteris, va čia ten kokia Aldebaranas, ten dar kažkas. Iš kur astrologas žino, kuri žvaigždė yra kuri? Tik tai todėl, kad mato visą dangų. Nes jeigu bus, pavyzdžiui, apsiniaukusi naktis debesuota ir viena žvaigždė švyti, tu matai tik vieną žvaigždę, tu neatspėsi, kokia ta žvaigždė. Todėl, kad tu nematai, kur jinai yra sistemoje, kas jinai tokia yra. Tu negali, maždaug gali gaudytis ten Jupiterį, kokią Venerą, tu gali pažinti, nes, jie tokie, bet jeigu ten paprastesnės kažkokios žvaigždės, tu niekaip neatspėsi. Net tą šiaurinę žvaigždę irgi, jeigu nesimato kitų žvaigždžių, tu gali supainioti su kažkokia kita žvaigždė. Tai mes tampam kažkuo, būtent sistemoje. A jeigu sistemos nebėra, tu esi niekas, tu esi tiesiog. Niekas nežino, kas tu esi ir tu pats nežinai, kas tu esi ir koks. Sutampa, dažniausiai nesutampa, čia vienas toks, gal du kokie yra, kur sutampa. Tai kiekvienas angelas turi savo buteliuką aurasomoje, todėl kad aurasoma taip pat susijusi su kabala. Tai mes tą buteliuką laikome čia šalia žvakės. Kaip pasisuks jūsų likimas, tik nuo to ir priklauso. Kaip? Mes iš tikrųjų kaip galvojam? A tas geresnis, a tas blogesnis. Bet aš kaip sakau, jeigu mes gautumėm, tie 72 angelai sudaro Dievo kūną. Jeigu mes gautumėm Dievo bent šūduką, mes taip žiūrėtumėm, sakytumėm, va Jėzau, va čia tai kosmosas, mes tiesiog graibytumėm, uostytumėm ir visur teptumėm. Taip, tai bet kuris iš tų 72 yra stebuklas. Ženklai, kurių nesuprantat, ypač kūno ženklai, Rosita tai sėdi, gerklė užsikabinusi. Mes nežinom, bet tai yra ženklai, kad seminare yra kažkokia problema pas kokį nors žmogų ar kažkaip tai. Ir jūs tai irgi turite ir jūs rezonuojat. Ir seminaras pakelia į paviršių kažką. Kaip iš to, sako, man kažkur čia biški taip, dilgčioja kažkas. Ne? O šiandien dar dilgčioja. Todėl, kad vakar mes dirbom su ta vėžio situacija, kuri būtent čia. Ne, jūs surezonavot, situacija kodėl? Todėl, kad mama valdinga. A jūs tą pirštą kišat, kada su tuo pirštu, su kairiu reikia
prisitaikyti, atsimenat, kairys pirštas, prisitaikyti, aš nenoriu prisitaikyti, ne, vat aš kažkur noriu valdyti, žodžiu, vat taip rutuliojasi. Tai vat tiesiog galite stebėti ženklus ir tiesiog nepamirškit savo funkcijos, vat kaip Martynas vakar. Išeina iš čia, jam reikia tiesiog merginą išsirinkti. A jis iš karto laužasi, ne, čia jau kelintą kartą ant to paties grėblio lipa. Aš jums seminarė, tu kokioj pozicijoje? Marsas. O Marsas kas? Riteris pas mus. O kaip aš sakiau apie riterį? Riteris nemasto, jis daro. Bet ahimsa... Bet riteris nežino žodžio ahimsa. Pamirš. Toks angelas, tai ką darytų? Angelas jo ahimsa, nepakenk. Vat ir laužykis dabar, vat save tam viduje laužyk ir pasakyta daryti. Vat tu kaip riteris turi daryti, bet padaryti taip, kad, ahimsa būtų. Ne? Tai va, tai vis nepamirškit savo funkcijos, žiūrėkit, į kokias situacijas jūs pastato. Urano diena. Turim susipažinti su šita energijos rūšim. Ir pirmiausia, matot, Urano taškas yra ten toks. Jis yra ir nėra kartu, keistas, kaip žaibas. Tai yra, tai nėra. Tai aš pakabinau čia tokį plakatą, kur yra tų pasauliai, kaip mes kalbėjom, emanacijų, kūrimo, formavimo pasauliai, jų yra daugiau, bet mums juos yra labai sunku suprasti, tai yra kabalistinė informacija. Ir mes realiai pirmų 4 pasaulių čia net nepavaizdavom, nes mes net nežinom, kas ten kaip yra. Mes neturim kažkokių planetinių atitikmenų ir sunku kažką apie tai kalbėti ir visiškai normalu, nes apie Dievą kalbėti yra neįmanoma, kada mes jau kalbam apie jį, mes jau iš karto iškraipom informaciją, tai kiek tiesos, tiek ir melo visada yra. Pirmas pasaulis ten būtų tiesiog visiškai tobulas ir sunkiai įsivaizduojamas, bet tai yra nekintama ir amžina. Kažkas tokio, kas niekada nesikeičia, bet kaip yra, taip ir yra ir amžinai taip yra. Va, ir sako Kabala, kas yra blogis. Blogis yra atsilikimas nuo amžinybės ir nuo nekintamumo. Viskas, kas kinta ir yra neamžina, bet čia ir yra blogis. Va. Tai ten pačioj pradžioje kažkas tokio yra, ko mes neįsivaizduojam. Mes jeigu ir įsivaizduojam, kad aš būsiu amžinas, bet vis tiek mes matom save besikeičiantį. Sėdėti vienoje vietoje ir niekada nesikeisti ir pozos net nepakeisti, sunku net įsivaizduoti, ar ne? Mes labai atsilikę nuo to pasaulio. Tai vat, toliau, žodžiu, pirmi 4 pasauliai, čia jau 5 pradėtas vaizduoti. Pirmi 4 pasauliai tai yra pasauliai, kur nėra nuodėmės. Pirma nuodėmė 4 pasaulyje įvyksta ir kas tai yra, kada ta išemanuota būtybė nori malonumo savo, bet tai yra
taip subtilu, kad, bet tam pradiniam taške tai yra absoliuti palaima, visiškas malonumas, visiškas Dievo noras ir valia būti va toj palaimoj. Ir visi jo kūriniai, jie nori palaimos tik dėl paties Dievo. Vat nieko savo nenori. 4 pasaulyje vat jau pirma tokia nežymi nuodėmė, kad ateina kažkokia mintis, kad gal ir kažką man, kažkoks egoizmas. Bet pirmas egoizmo toks. Bet labai sunku apie tai kalbėti, nes mes iš karto egoizmą įsivaizduojam, taip grubiai, bet ten labai subtiliai. Tai mes galim tik kalbėti apie jau 5 pasaulį, Kabaloje Atsilut pasaulis, būtent emanacijų pasaulis, ką mes piešiam vakar, dabar tik gilinam informaciją. Tai čia nepabaigtas apskritimas, turėtų būti nepabaigiau, nes nežinau, kas čia yra. Ir tie pasauliai, matot, jie persijungia. Vienas, čia žydras, čia oranžinis ir taip toliau. Tai emanacijų pasaulio centre yra Plutonas, tai ten tas pats pirmas taškas. Ir mes kalbėjom, kad čia yra tas centras, kur visiška šviesa, kuri košia kažkokia neaiškiai ir per Neptūną ta balta lenta atsiranda visiškas galimybės ir Saturnas jau išsirenka, ką konkrečiai aš apibrėšiu, kokią formą išreikšiu tuos visas galimybės. Ir žemiausiam taške šito pasaulio mes turim būtent Uraną. Tai Uranas jau pasirodo emanacijų pasaulio dugne, tai yra kaip to pasaulio atlieka, kažkoks atliko. A žemesnėme pasaulyje, žydras ratas, Uranas patampa centru. Ta Plutono atlieka, jinai šitam kūrimo pasaulyje yra wow. Tai yra tas Dievo apreiškimas, tas per gerklę, tas, kada šventoji dvasia, kada kalba, ar ne, mums, tai yra wow. Ir čia jau kūrimo pasaulis, kas išemanuota, tas pradeda jau kurtis, kūrė kažką per Jupiterį, Marsą, atsimenat, plėsti, žiūrėt, kad per daug neišsiplėstų ir kas gaunasi, bet rezultatas Saulė. Tai yra čia tas oranžinis taškas Saulė. Šito pasaulio dugnas atmata. Kas sukurta, jau čia žemiausia, kas gali būti. Ir toliau leidžiame žemyn, Saulė tampa formavimo pasaulio centru. Iš to, kas buvo sukurta, mes formuojam jau kažkokį materialesnį rezultatą, nors tai dar nėra visiška materija, kaip, sakykime, jeigu Urano centre kūrimo pasaulyje, tai, sakykime, studentas, kuris renkasi kažkokią specialybę, jisai studijuoja ir jis tampa kažkokiu specialistu. Viskas gerai. Kokią specialybę ten? Baigė ten kokią lietuvių kalbą. Taip, studentas baigė lietuvių kalbą, bet jis dar neturi patirties. Jis jau sukurtas. Jis sukurtas kaip lietuvių kalbos specialistas, bet jis dar neturi. Formavimasis jau prasideda, kada tu ateini dirbti, tu dirbi konkretų darbą ir tu jau gauni patirtį ir tu jau formuojasi kaip tas specialistas. Žodžiu, jau formavimas, arba kaip
mes turim aukso gabalą kažkokį, ar ne, ir mes pradžioj kūrėm kažkokią formą, įsivaizduojam, ką mes iš jo padarysim. Vat mes jau formą viduj sukūrėm, dabar reikia suformuoti. Mes imam tą aukso gabalą, ten lydom jį, mes jį kažką formuojam, kažką darom, bet jis dar yra toks nepabaigtas, vat dar ten kažkokie, dar reikia nušlifuoti ar kažką, tai vat paskutinis jau pasaulis, kur čia aš sėdžiu šitam taške, atmata darimo pasaulio, bet mėnulis, tai yra darimo pasaulis, kada jau aš tą išlietą kažkokią formą nušlifuoju, viskas ir jau galutinis rezultatas yra padaryta. Tai čia, sakykime, tam aukščiausiam emanacijų pasaulyje, bet jeigu įsivaizduotumėt, kaip tai yra subtilu, bet jeigu mes į vandens stiklinę, krištolinę taurę, mes įpilam vandens, viskas skaidru, taurė skaidru, vanduo skaidru, ir mes dar ten į vidų įdėkim dar krištolo gabalėlį. Arba deimanto gabaliuką įdėkim. Ir tu žiūri, ir tu nematai, kad ten viduje yra deimantas. Ne, bet jau kažkas jau skleidžiasi, bet tu žiūri ir neįmanoma pamatyti. Viskas susilieja. Nieko nėra, bet jau yra. Tai vat, Uranas yra, tam emanacijų pasaulyje žemiausias taškas, kada aukštesnis pasaulis per angelus, nes gerklė tai yra angelo čakra. Jeigu žmogaus tai širdis, gyvūno tai skrandis, augalo antra čakra, pirma čakra kristalų. Tai čia angelų. Angelas, ką Martynui reikia išmokti, Dievas sako, angelas daro. Čia nėra klausimo, reikia, nereikia, tiesiog, bet iš aukštesnio pasaulio sklinda Dievo garsas ir angelas tą garsą gieda iš karto. Jis iš karto daro tai, ką Dievas mąsto, emanuoja, angelų pasaulis tai iš karto vysto, daro. Ir čia mes negalim spazmuoti, čia mes negalim stabdyti, kaip Rosita stabdo, nestabdyti reikia, paleisti. Tai šiandien mes mokysimės to paleisti. Taigi Uranas yra kūrimo pasaulio centras, kuriame dieviškoji valia ateina, ir čia mes jau turim išeiti iš savo užstrigusios plokštelės. Plokštelė sukasi ratais, sukasi. Ir mes gyvenime įeinam į tokį savo ritmą ir, aišku, tas ritmas yra panašus į amžinybę. Mes suprantam, kad amžinybė kažkokia ir yra ten ta nekintama, vadinasi, ten visada viskas taip pat, visada nieks nesikeičia. Tai tu, kada tam rate sukiesi, tu lyg rezonuoji su ta amžinybė. Bet kažkodėl žmogui visada norisi išeiti iš to. Kaip Tomas atėjo, sako, aš nenoriu vėl ten tie patys darbai, aš noriu jau kažko naujo, aš jau noriu išeiti į kitą lygį, ten kažką. Kažkodėl mums to norisi. Tai būtent Uranas jis ir išveda mus iš to įprasto ritmo, bet ten jau viskas bus kitaip, ir jeigu tu nori išeiti iš savo uždaro ritmo, tu jau turi suprasti, kad taip, kaip buvo, nebebus. Bus viskas kitaip. Ir jau seni dėsniai nebetiks. Tai Uranas dėl to neturi visiškai jokių normų, taisyklių. Jis
verčia mus peržengti įprastas ribas. Va, ir vat, grįžtant prie tos blogio temos, kaip sakiau, blogis tas atsilikimas nuo amžinybės ir nekintamumo. Ir blogis vat, yra jis dviejų rūšių. Vienas blogis yra tas, kuris apvalo, kada serga, kada kažkas yra negerai, kažkas išsigimsta, tai vat, mes sakom, kad blogis jis sunaikina, sakykime, ten koks zuikis susirgo, jis gali užkrėsti visą savo gentį, bet vilkas jį pagavo ir sunaikino. Blogas vilkas. Oi, koks blogas vilkas. Bet sunaikintas blogis. Ne? Kada mes galim būti sunaikinti, kada mes kažkur kažkokią disharmoniją įnešam. Ir aukščiausiose pasauliuose taisyklių jokių nėra. Jos nėra reikalingos. Mes savo pasaulyje turime labai daug taisyklių, todėl kad jos saugo mus nuo pasaulio sugriovimo. Mes būdami tokie durniukai, dundukai, mes sunaikintumėm iš karto viską. Ir kuo labiau mes galingi, kuo daugiau ten galių turim, bet esam amoralūs, mes viską sunaikintume. Todėl yra normos, taisyklės, ribos, kurios irgi yra labai reikalingos tam, kad mes nesugriautumėm pasaulio. Bet Uranas, jisai mus kartais verčia išeiti iš tų taisyklių ir rasti naujas kažkokias taisyklės, į naują lygmenį. Ten irgi bus taisyklės, bet jos jau bus kitokios. Tai vienas blogis yra tas, kuris mus gali sunaikinti, kitas blogis yra egzaminas. Tai yra išbando, mus pastato pasaulis į kažkokias situacijas, kur mes patiriam išbandymą ir arba mes egzaminą išlaikom, arba ne. Ir kol mes to egzamino neišlaikom, mes negalim toliau judėti. Kaip Martynas ant to paties grėblio vis užlipa, vis aikštelėje laužosi. Sako, tu nieko čia nepasieksi, aš čia nedarysiu. Ir kol jis to neperžengs, jam tie patys išbandymai visada ir bus. Ir aš turiu pakeisti savo kažkokį elgesio modelį. Tai dabar apie patį Uraną. Aš nukabinsiu jau šitą schemą, nebereiks mums jau. Elektra. Iš fizikos atsimenat? Nes kai įdėjau ten prisiminti šitą daikčiuką, Facebook'e, per šviesų nesimato. Matosi, jo? Tai Rasa parašė, kad aš prisiminiau, kad aš ne tik, kad neprisiminiau, bet aš net nežinau nieko apie elektrą, apie tokius daikčiukus. Realiai tai čia tas pats principas kaip ir žaibo. Ir tai yra labai paprastas dalykas. Elektra tai yra kryptingas visų dalelių judėjimas vieną kryptimį, tada mes turime tą elektrą, energiją. Ir jeigu kalbėti apie žaibą, tai žaibuoja pas mus, kada yra temperatūrų skirtumai. Kodėl? Todėl, kad elektronas, kuris, mes turim branduolį, kur skrieja dalelės, skrieja apie branduolį ir elektronas gali iššokti iš savo orbitos ir kada jisai iššoksta, kada yra tinkamos sąlygos ir karštis, kada mes kaitinam, kada karštis, tie elektronai pradeda šokinėti.
Ir mes turim tokią situaciją, kada mes turim kažkokį debesį. Debesis tai kas? Vanduo. Atsimenat? Vanduo, ledo gabaliukai. Ne, debesis yra labai platus iš tikrųjų. Mes tik matom ten jį tokį. Ir čia žemiau gali būti vanduo, ten viršuje ledo gabaliukai, nes skiriasi temperatūros. Ir išsisluoksniuoja. Viršuje kaupiasi visada pliusinės dalelės, teigiamos, o viršuje visada neigiamos. Ir kada jau susidaro kritinė tokia, jau per daug tų dalelių, jos pradeda ieškoti, kur, atsimenat, pliusas ir minusas ieško vienas kito, kad būtų harmonija. Išsikraut, pasiekt harmoniją. Ir tos minusinės dalelės, jos pradeda, jos susikaupia ir jos pradeda ieškoti kelio, kur tas pliusas. Pradeda ieškoti pliusų. Gali žaibuoti tiesiog. Jis žaibuoja danguje toks, ieško, čia. Bet atšakos gali būti įvairias pusės ten. Gali tiesiog sužaibuoti ir nieko. Bet žemėje irgi kažkas yra įkaitę medžiai, įkaitę žmonės. A žemėje lygiai taip pat. Pavyzdžiui, stovi kažkoks medis, eglė. Ir jinai irgi įsielektrina, tai reiškia, kad apačioj pas ją minusai susikaupia, o viršui pliusai. Ir pliusai, jie irgi ieško, kur minusas. Ir jie irgi pliusai irgi pradeda kilti viršų. Ir kada pradeda ieškoti vieni kitų, iš eglės kažkokia banga pliusų kyla ir iš dangaus minusas pareina. Vienas ne į tą pusę nuėjo, o kitas jam pasisekė, ir susijungė. Ir iš karto įvyko susijungimas ir eglė užsidegė. Viskas išsikrovė. Įvyko harmonija, įvyko pusiausvyra. Įvyko. Uranas, jis ir ieško, ieško kelio geriausio sprendimo, lengviausio, trumpiausio. Jis jaučia, kur yra tas pliusas. Ir aišku, dabar dar toks, iš gamtos mes patiriam visą tiesą. Tai esate turbūt girdėję, kaip katalikai sako, arba krikščionys, pas Dievą per ką galima nueiti? Jis sako, tik per Kristų. Taigi, Dievą Tėvą pasiekti galima tik per Kristų. Neturėk kitų dievų, tik vieną. Taip? Tik per Kristų. Tai labai gražiai Žaibas iliustruoja tą tikrąją tiesą, ką krikščionis sako. Dievas Tėvas, tas mūsų dangus, čia tas visas tas, ne? Ir stoviu aš toks mažas. Stoviu ir aš ieškau Dievo. Ir aš keliu tos savo pliusus į viršų. Keliu, bet aš mažas.
kad tu čiagi tonos. Debesis atrodo, kad lengvi, ten atrodo, įkrisi. Ten sveria tonomis, 100 tonų vienas debesėlis sveria. Čia tiek yra energijos, o tavo tie pliusai tokie. Va. Ir tik per Kristų tu gali pasiekti Dievą. Va, žaibas, kaip Kristus suranda tą, kuris spinduliuoja pliusą ir įvyksta susijungimas. Tik per vieną kažką. Bet, sakykime, mes visada norim kažko absoliutaus tokio, bet kelias yra tik vienas. Jis gali būti įvairus. Gali ne iš tos vietos, o gali net iš tos vietos ateiti pas tave. Bet jis vienas tas kelias. Tai, pavyzdžiui, aurasoma. Visi nori aurasoma, debesis Dievas. Aurasoma, ten virš 100 buteliukų, ten atsisėdi, aš visų noriu. Visų man reikia. Bet tu nepatirsi aurasomos, kol tu nepaimsi vieno buteliuko. Tu vieną išsirink, susitepk ir tu pasieksi aurasomą. Tu patirsi stebuklą. Va. Tai lygiai taip pat ir su dievais, ar ne? Mes turime daug kultūrų, kur yra dievų daug. Kaip Egipte senovės, kaip Indijoje, Kinijoje. Senovės kultūrose buvo daug dievų, nors visi suprato, kad jie visi iš to vieno debesies. Jie kaip buteliukai skirtingi. Ir kiekvienas žmogus pagal savo dažnį jis ieško kažko ir mums svarbiausia savo pliusus kelti. Kad aš ieškau irgi kur išsikrauti ir gali tave surasti. Gali surasti, gali tave trenkti. Tai labai svarbu turėti kažkokį vieną. Mano, pavyzdžiui, šiuo metu tai dievybė yra šitą senovės Egipto Mat. Tai yra tiesos. Tiesos dievė, kuri, man turbūt gal artimiausia, dėl to, aš taip dažnai ir kalbu, nevyniodama į vatą. Ten žmogus verkia, raitosi iš skausmo, o tu taip nes arba visas paslaptis išduodu. Man kaip šitam išdavikui, man labai patogu tokią dievybę turėti, nes, o ką tu gali paslėpti? Nieko tu nepaslėpsi, viskas kaip ant delno. Tai mes čia su savo kažkokiam normom ten kažką slepiam, glaudžiam. Tai kiekvienas pasirenka savo kažkokį kelią, arba kažkaip suranda tą jėgą, tave suranda. Aišku, kada jau suranda, tai jau, kai trenkia, jau tada tave sudegina iki dugno jau. Tave, tu viskas, jau tam esi panaudotas ir viskas. Medis sudegė, žmogus numirė. Kai Dievas tave randa, taip ir sako, kad pamatyti Dievo veidą, tai labai baisu, nes tu mirsi iš karto. Tai tu sunaudotas. Bet yra žmonių, kurie tų pliusų neskleidžia, nieks jų ir nesuranda. Ir jie savo ramiai gyvena ir nieks į juos nesipranko. Bet dažniausiai pas mus į seminarus ateina tie, kurie nori, kad juos trenktų. Kažkodėl tokie durneliai čia susirenka. Tai Uranas, jis ir mus visada skatina padaryti keistus kažkokius sprendimus. Aš gal neturiu tokių pavyzdžių kažkokių, bet
seniau kiekvieną gimtadienį aš darydavau tokią meditaciją. Nežinau, kažkodėl nebedarau, gal kitokį būdą radau, bet per savo gimtadienį visada važiuodavau į Palangą, atvažiuoju, dar tais laikais mašinos neturėjau, su autobusu atvažiuoju, išlipi ir va tu eini ir ieškai, nu va to savo koridoriaus. Vat eini gatve ir, pavyzdžiui, vat prieėjai, tau reikia pereiti gatvę, o čia mašina važiuoja. Okei, vadinasi, aš negaliu čia eiti, aš irgi tada einu į kitą pusę. Vat aš nežinau, kur aš einu, bet aš einu į kitą pusę. Va, eini ir staiga ten kažkokioj kaviniai duris atsidarė ir tu eini pro tas duris. Ten apeini ratą ir išeini lauk. Va, tu eini ir vat, kur tau atsidaro duris, ten tu eini, kur tau užkerta kelią, nu kažkur vat, eini ir priešai žmogus ten, sakykime, ir tu nori į tą pusę, bet jis irgi, ir tu matai, kad, okei, jis į tą, gerai, aš tada į tą. Ir, vat, ir tu nueini, neaišku kur. Tave vat, koridoriai nuveda, tai tokia kaip praktika, nu, man... Aš tiesiog medituodavau, kokie bus metai ir vat, tu eini ir mastai, ten, sakykime, nu, vat, gegužė, kokia bus gegužė. Ir tu eini ir kur tave įveda, tu matai, o, va, čia bus tas, o, čia tas, nu taip. Nu, arba, vat, pas Gintarę su Perkum nuvažiavom dantukų pasitikrinti. Bet kam reikia higienos, va, Klaipėdoj nuostabiai daro. Tai vat, žodžiu, atvažiuojam, Klaipėdoj ten pasidarom, važiuojam namo ir žinom, kad reikia į parduotuvę užsukti. Va, ir mes taip važiuojam ir, nu, mes Kretingoj visada perkamės, bet taip važiuojam, čia Lidlas, čia Iki, čia Maxima, tiesiog nu, pasirinkimas. Ir taip važiuojam ir su Perkum sakom, tai gal Klaipėdoj užsukam? Nu, gal... Taip ir vat, nu tai sukam ir iš karto taip, ir, nu iš karto, nu ta prasme, vat, tą akimirką sukam, tai sukam ir pasukam mes į Iki. Nueinam į Iki, apsipirkti ir ten vat stovi Gintarės sesuo su Laimonu prie šaldytuvo, ten kažką tai, su šuniuku tokiu pat. Va. 100 metų niekada mes to Iki nebuvę, nu niekada. Ir nebūtumėm niekada užsukę. Nežinau, jie gal dažnai lankotės ten. Irgi 100 metų. Va, irgi 100 metų. Ir suprantat, vat, tai yra Urano principas. Vat, tu šią akimirką, nusukai, nuėjai ir tu matai, o, tie žmonės ir tu supranti, kad čia neatsitiktinai. Va, ir labai dažnai būna, va, taip, kad tu ypač automobilyje važiuoji ir šią akimirką tu nusprendai, kad tu išeisi iš to kelio, kurio tu visada važiuodavai. Ir tu išsuki ir būtinai kažką sutinki ir tau va, kažkoks toks, kad tas Uranas tave kažkur veda, kažką tau sako. Tai va, ir tai yra nu, tas toks tiesiausias kelias į kažkokią tai savirealizaciją. Ir dabar, kodėl mūsų spalvos taip pasiskirstė netolygiai. Matot, Uranas juda labai lėtai. Vieną ratą, horoskopo ratą, jis apeina per 84 metus. Šiaip Uranas buvo atrastas labai neseniai, 18 amžiaus gale tik tai. Ir 7 planetas mes galim matyti plika akim. Iki Saturno mes žiūrim į dangų ir galim matyti. Urano mes jau nebematom. Kieno labai geras regėjimas sako, kad mato. Bet tai žmonės jau už Urano niekada planetų nematė ir kada su teleskopu žvalgėsi po dangui, surado tą mūsų Uraną. Ir tai yra didelis įvykis. Human Design sistema būtent nuo ten skaičiuoja savo tą tokį sistemos atsiradimą.
Tai va, tai horoskopo ratas. Ir tai va, Uranas per vieną ratą, va, jis apeina per 84 metus. Realiai, kiek žmogus nugyvena, nu taip, va, jeigu taip pasiseka, tai 84 metai, pats geras amžius toks išėjimui, nes kai jau ten apie 90, jau toks, žinot, jau taip vargas daugiau. Tai va. Ir vadinasi, vieną ženklą Uranas praeina per 7 metus. Taip, per 7 metus. Ir Uranas yra pati keiščiausia planeta. Aš Facebook'e buvau įdėjusi tokį trumpą vaizdelį. Jeigu visos planetos kaip ir Žemė turi ašį ir sukasi va taip, kiekviena planeta, o Uranas ašį va beveik 98 ten laipsniai, bet jis va sukasi va šitaip ir gaunasi, kad jis rieda, kaip kamaliukas, va kamaliuką paleidai ir jis rieda va šitaip, ne šitaip, o va šitaip. Va, ir kadangi toks yra pasvirimo kampas ir va kai sukasi, va, nu, metų laikai, ten, nu, kaip mes turim pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tai pas mus ten apie 3 mėnesius viskas. A ten vienas sezonas 21 metai. 21 metai. Tai vat mes horoskopą, jeigu mes padalinsim va, į 4 dalis, na, jeigu čia avinas, jautis ir dvyniai. Čia yra pavasaris. Nu, žinote, ne? Avinas tai pavasaris. Va. Tai šitam seminare nėra ne vieno žmogaus, kuris turėtų Uraną, nes čia būtų raudoni. Nes tai pavasaris, tai pradžia, ciklo pradžia. Kodėl mes jų neturim? Todėl, kad šitie žmonės yra arba per jauni, arba per seni čia būti. Ir jų nėra. Šiaip pasaulyje jų yra. Nes šiuo metu Uranas yra jautyje. Va, jis yra čia. Vat jis neseniai buvo avinė, dabar jautyje, paskui perės į dvynius. Ir vienam ženkle 7 metai ir jeigu 3 ženklus, vat per 21 metus pereina. Vat tos 3. Tai vat. Toliau mes turime vasarą, tai yra vėžys, liūtas ir mergelė. Vasara. Vasarinių jau turim. Vasariniai pas mus geltoni. Ne? Va. Toliau ruduo, svarstyklės, skorpionas ir šaulys. Va, tai čia būtų žali, ne? Taip susitarėm. Toliau čia mes turim ožiaragį, vandenį ir žuvis, tai čia yra mėlyni. Jų mes irgi mažai, nes daugiausia va, turim rudeninių šitų žalių. Va, šitie jau mums biški tokie, nu kaip senimas jaučia geltoni. A, vat mėlyni dar tokie, mums dar per jauni, bet realiai jie yra žieminiai. Vat mėlyni yra žieminiai. Tai va, tai dabar, kur pakliūva mūsų Uranas, mes per tai galime atrasti kažką naujo. Tai va, tai vėžyje Uranas, nu, va, jis kur išveda mus į kažkokį naują lygmenį, tai vėžys tai šeima. Tai šeima, tai giminė ir va, šita karta, kuri gimė, taip, aš esu pasižymėjus, šita karta gimė nuo 49 iki 55 metų. Tai va, tai šita karta yra ta karta, kuri pasaulyje
bet jinai galėjo pakeisti žmonių požiūrį į tai, kas yra šeima, kas yra giminė, kas yra palikimas. Vat jūsų karta, vat tą užstrigusią plokštelę, tą tradiciją, vat giminės tradiciją, jie išveda į kažkokį naują lygmenį. Vat kažkur naujai, kažkur kitaip. Va. Ir toliau žiūrėkim liūte, kas dar prisijungs, kieno 55 iki 62 metų, nauja karta. Liūtas tai yra ta vadovo pozicija, tokia pasaulio valdymo pozicija, bet irgi kaip pažiūrėti, kaip kitaip valdyti, kaip kitaip vadovauti. Tai aišku yra ir meilės santykiai, vat jūsų karta pašėlusi buvote, laužė tradicijas, vat dar, aišku, Audronės karta irgi tokia jau tą tradiciją palaužyti, bet dar iki tol dar kažkaip, dar taip nedrąsiai, bet kai jau ateina ta Uranas liūte, nes Uranas liūte, jis yra labai nepatogioj pozicijoje, nes Uranas yra priešingas vandeniui. Uranas yra vandenio planeta. Bet Uranui liūte labai nepatogu, nes reikia laužyti meilės ryšius, prasideda visokios neištikimybės, ten visokie meilės trikampiai. Ir žmonės normaliai tą priima, nes čia mes peržengiam ribas kažkokias. Toks. Toliau mergelėje pas mus nuo 62 iki 68. Taip, karta, kuri mergelė turi Uraną, o mergelė tai yra darbas ir sveikata. Bet jūsų karta laužo tradicijas, kaip reikia dirbti. Iki jūsų ten žmonės arė žemę, ten dirba kaip reikia pagal normas ir taisyklės. Ateina šita karta, sako, ne. Mes iš tos užstrigusios plokštelės eisim ir darysime kitaip. Ir šita karta, jinai jau pramušinėjo šitą temą ir sveikatoje taip pat. Kaip gydyti žmogui, kaip išlikti sveiku, kitaip, ne taip kaip seniau. Kažkaip atnešti kažkokią naują idėją. Tai va, tai jūsų tiek yra. Tai dabar, kažkaip Uranas yra, tokia, jinai loginė planeta, jinai nėra, Neptūnas, taip, jis ten per jausmus, per visokias vizijas. Uranas, jis visada moksliškai paremtas, patikrintas, jis toks logiškas ir jis mėgsta ir paskaičiuoti, ir išskaičiuoti. Tai va. Ir Uranas tai yra kolektyvinė planeta. Jinai visada mus suriša su bendruomenė, su kolektyvu. Kaip mes vakar kalbėjom, jeigu tu žvaigždė viena, nieks nežino, kokia tu žvaigždė. Kada debesis nueina ir pamatom mes visą žvaigždyną, čia šita žvaigždė švyti. Taip, tai kiekvienas atsiskleidžia kolektyve. Tai yra Urano tema. Vasarinis Uranas. Vasara, čia pavasaris, tai yra iš viso Uranas, vaikiškas. Pavasaris tai yra vaikystė. Dėl to Uranas dabar daro visokias nesąmonės, žmonės kaip išprotėję, kai pasižiūri ten, ką jie daro, tai galvoja, Jėzus Marija, išleiskit mane iš čia. Tai čia normalu dabar. Pavasarinis Uranas, jis dar durnas. O čia jau yra vasara. Vasara tai ta jaunystė, ar ne? Tai yra, bet jaunystė visada yra irgi skirta man.
Nes čia visi yra asmeniniai ženklai. Vėžys tai mano šeima, liūtas tai mano meilė, mergelė tai mano kūnas ir mano darbas. Čia mano. Tai vat, jūs tokie vat, dar į save nukreiptas Uranas, bet jis jau nebedurnas toks jau. Jis jaunatviškai toks pašėlęs. Taip, dar toks vat, jaunystė. Aina. Gerai, tai dabar eisim prie rudeninio Urano, 3 rudeniniai ženklai. Tai rudeninis Uranas yra, ruduo, tai branda, kada jau viskas subrendę, derlius atiduotas, ar ne, vat jau viso vaisingo ciklo tikslas, pabaiga tokia, kada tu geriausia gali atiduoti. Tai toks Uranas, ne veltui Uranas Skorpione egzaltuoja. Skorpion, gerai, įmam iš eilės, tada tai Uranas pas ką, nuo 68 iki 74. Va, kiek jūsų daug. Tai svarstyklių Uranas, tai, svarstyklės tai santykiai. Jau, čia suprantat, čia buvo mano šeima, mano meilė, svarstyklės santykiai, partnerystė, jau esu aš ir yra kitas, jis ne mano, bet jis kitas. Ir mes kartu, mes turim kažkaip susiderinti, mes turim išlaikyti tą pusiausvyrą ir būtent toje temoje šitie žmonės daro kažkokį proveržį. Va, ir jūsų karta ir atneša į pasaulį tą kažkokį kitą santykį, kad, kodėl moteris turi būti jaunesnė už vyrą, davai bus vyresnė, ką, ne, davai šitaip, davai kitaip. Tai tai santykių, teisingumo temoje taip pat, kas yra teisinga, buvo kažkokios normos, jūs iš tų normų išėjot. Kad man kitaip atrodo, aš kitaip teisingumą suprantu. Va, tai tos svarstykliškos, harmonija, menas, kultūra, kas tai yra, buvo kažkokios, tai jūs per Uraną, jūs kažkokią naują kultūrą norite atnešti, naują kažkokią. Va, toliau, kas Skorpione turi, ateikit. Tai čia būtų nuo 75 iki 81. Tai čia yra Uranas Skorpione egzaltuoja. Tai yra, vau, Uranui čia super, super gerai. Priešingas ženklas Jautis, dabar Uranas yra Jautyje, tai mes taip ir stebimės Euroviziją. Olimpiada. Ne? Todėl, kad Uranas čia nemoka elgtis. Jautyje jis vaikas, jis čia, kas čia vyksta? Čia jis egzaltacijai. Čia jau aš suprantu, ką reikia griauti, ką reikia laužyti, nes Skorpiono ženklas ir yra transformacija, pokytis, ir Uranui čia super, nes pats ženklas pasiruošęs keistis. Pats ženklas, tai čia jau toks labai laisvas Uranas, nebijantis beleką pagriaut, tradicijas ar ten kažkokias normas, patransformuoti, tiesiog. Ir aišku, Skorpiono tema yra visi tie energetiniai, okultiniai dalykai, tai šita karta, jinai irgi į tai kažkokį požiūrį transformuoja, keičia. Gerai, toliau Šaulyje, 82, 89. Šaulyje. Tai šaulys tai yra ideologija. Kuo tikėt, ko netikėt. Šitie žmonės jau
Jeigu iki jų dar religinės kažkokios normos dar, kažkaip laikėsi, jie ateina ir sako, jau ne, mes kitaip, mes tikime kitaip, mes turim kitus idealus, kitas vertybės. Jie atveria pasauliui keliones, nes šaulys mėgsta keliauti ir jie pradeda vystyti pasaulį, atverti duris, peržengti sienas, valstybių sienas ir toks į mokymo procesą, į švietimo procesą jie jau žiūri kitaip, jie tokia. O šiandien rimtam projektui. Gerai, tai liko mums žieminis Uranas, žieminis, žiema, tai tas ciklo pabaiga, kada viskas užsidaro, kada mes ruošiamės naujam ciklui ir ožiaragėje ir vandenyje Uranas turi savo buveinę. Taip, jis šituose dviejose ženkluose jis irgi jaučiasi labai gerai. Tai pirmiausia, pas ką ožiaragėje ateikite, tai čia bus nuo 89 iki 95. Tai čia jau mažėja, nes čia jaunėja, link mūsų artėja, jaunimas jau čia tokie. Bet dar iš to jaunimo tie senieji čia. Tai ožiaragėje Uranas, jis yra toks tikslingas. Jis veda mus į kažkokį pokytį, išveda į kažkokias naujoves, bet tai visada tikslinga. Kodėl yra paaiškinimas, kodėl to reikia. Ir, aišku, ožiaragis tai yra vadovavimas, kada tu žinai tikslą, tu žinai planą ir tu priverti visus laikytis to plano. Tai tame planavime Uranas bando ieškoti kažko naujo, kažką kitaip daryti. Jau vienas Uranas linksi galvą, Martynas, nes pas jį ten ieško sistemos, kaip kitaip, kaip kitaip suvaldyti, sukontroliuoti ne tik kitus, bet ir save, savo procesus, savo kryptingą veiklą kažkur tai. Tai toliau vandenyje, kas yra nuo 96 iki 2003. Turime vieną tokį vaiką. Taip, vandenyje Uranas irgi turi savo buveinę, bet tai yra jo pagrindinė buveinė. Praktiškai vandenis lygų Uranas. Tai ką mes kalbam apie Uraną, tai vandenis jisai toks ir yra, tai yra mūsų laisvamaniai. Jūs pastebėsit seminarė, jie patys durniausi. Jie ten be jokių ten varžtų, jie visas normas gali palaužyti, jie tokie laisvi, nesuvaržyti. Tai Uranas čia ir keičia tą tokį požiūrį į laisvę, į kolektyvą taip pat, nes tai Urano tema, vandenio tema, kolektyvas. Kaip jungtis į žmonių grupės, kaip kolektyvuose mes galim geriausią rezultatą pasiekti. Ir mes einam į vandenio erą. Mes vis kalbam vandenio erą. Tai ir yra tas kolektyvizmas, kada jau aš esu individualus, nepakartojamas, bet kartu su visais, vardan vieno tikslo. Ir žuvyse nuo 2003 iki 2010 turim dar vieną vaiką, praktiškai leliuką. Taip, tai žuvyse žiema eina į pabaigą, jau tuoj bus pavasaris, o žuvų tema yra viskas, kas nerealu, kas nematerialu, netikra, ta mūsų tuščia lenta, Neptūno, kada mes kalbam visada tuščia lenta, viskas įmanoma.
Tai vat Uranui pradeda atrodyti, kad viskas realiai ir įmanoma. Ir tai yra ta karta, kuri kažkada Dievą įrodys tikrai formulėmis, mokslu įrodys, sakys, tai gyva, žiūrėkit, yra įrodymai, nieks nenuginčias. Tai yra, tai egzistuoja. Visos energijos ten kitiem atrodo mistika, o jiem tai yra tikrovė. Ir, iš tikrųjų, Perkus visai neseniai atsiskleidė, bet aš kartais stebiuosi, jis čia tas angelų stichijas nupiešė, galvoju, gerai, ten jis pastebi tokių dalykų, kur mes kažkaip, nepastebim, bet jis tuo ir gyvena, jisai ten užsidarė savo galvoje, jis ten gyvena tais dalykais, jam tai tokia realybė, mes tai biški ten kaip pasaką pasižiūrim, o jam tai jo karta tokia ir galvoju, Meira turbūt irgi į tą pačią grupę, ne? Į tą pačią grupę būtų irgi, jiem aišku, kol jie maži, jiem sunku pasaulyje dar tą, nes karta savo dažnį paskleidžia tada, kada žmogui yra nuo 30 iki 60 metų. Bet tada ta karta valdo. Jiem iki 30 dar daug laiko. Jie dabar visą tai savyje nešiojasi, negali dar paskleisti, bet kai ateis jų kartos laikas, tai bus norma, visi pagal tą gyvens ir čia tiesiog. Tai čia mūsų mažyliai. Nes kada pasakoju apie pasaulius, gal aš dar papildysiu šiek tiek informaciją. Čia, kur aš sėdžiu materialiam pasaulyje, tai čia pas mus toks yra dėsnis egoizmas, viskas savo, kaip, jeigu man nėra naudos, tai aš nedarysiu. Ir protas yra aukščiau tikėjimo. Faktas, kad mokslas, protas yra aukščiau tikėjimo. Čia materialaus pasaulio dėsnis. Mėnulio pasaulio dėsnis, aukštesnis pasaulio, subtilesnis, taip sakykime, kada jau tikėjimas yra aukščiau proto, kažkokios mūsų emocijos, jausmai, generuoja, kad neprotu viską reikia suprast, kažkas yra daugiau. Ir toliau Saulės principas yra, čia jau Mėnulio temoje egoizmo yra mažiau. Toliau yra, kad bet kuo aukščiau mes lipam, tuo arčiau mūsų sąmonė, arčiau tos dieviškos sąmonės ir atsiranda meilės tema, kad yra kažkoks meilės objektas. Ir kada aš einu į tą meilės objektą, į šuniuką, kokį nors ar ne, aš toks, bet yra antipasaulio jėgos, kurios stengiasi tą meilės objektą apjuodinti. Ta prasme, kad netikėk tą meilę, netikėk tam, kažkur ir mes pakimbam, nusiviliam meilę ir vėl krentam žemyn. Mes dar tikim, bet po to yra jau tas besąlyginė meilė. Kada jau nebėra meilės objekto, bet mes suvokiam, kad aš ir Dievas tai ne tas pats dar. Tai yra Dievas, esu aš, tai atskiri dalykai, bet aš besąlyginė meilė. Paskui jau yra, kada mes suvokiam, kad aš ir Dievas tai tas pats. Tai yra kaip karaliaus šeima, visi turi tą karališką kraują, mes visi tokie pat, tegul tas aukščiausias karalius, taip jis yra
valdovas, bet mes visi esam, vat, kilnaus kraujo ir mes galim viens kitą pakeisti. Toks, vat, tai vis tolyn einant. Tai vat mūsų sąmonė, jinai kyla aukštyn, paskui kažko neatlaiko, vėl krenta. Ir žinoma, kad atėjus iš materialaus pasaulio, mes ateinam į seminarą, kur, bent jau vis tiek tikėjimas aukščiau proto. Kažkiek. Ir vat išbandymas, ir jeigu mes vis tiek nukrentam į protą, bet ir tada, aišku, noris iš seminaro pabėgti. Gerai, tai dabar dėl Urano misterija. Tai Uranas turi 3 savo temas, 3 savo formas. Tai ką mes vakar darėm, atsimenat, 1, 2, 3, 4, žiūriu, kur eisiu toliau, ar ne? Čia ožiaragio Uranas, tas, kuris planuoja. Taip, jis atveria va tuos koridorius, kur tau geriausia dabar rasti praėjimą iki tikslo. Kur dabar? Ir vat einu, staptelėjau ir suskaičiavau, koks toliau bus žingsnis. Ir einu, vėl sustoju. Ir vat Uranas jis vat toks logiškas, protingas, ieškantis geriausių variantų. Toliau Uranas vandeniškas, jau tas tikrasis, kuris duoda tokį laisvės pojūtį nuo taisyklių, nuo normų. Ir, aš apie Kristiną nelabai žinau, kuri išvyko, tiesiog kažkaip susirado, labai prašė, bet jūsų grupė ten kažkaip sakėt labai krikščioniška gal jinai. Ir aišku, labai sunku peržengti savo tradicijos ribą. Ir tai yra tas kažkoks standartas, kuriame aš gyvenu, o vandenis jis išneša už standartų. Tai Uranas vandeniškas, jis yra toks, kad nėra čia jokių standartų, nėra jokių čia kažkokių ideologijų, yra tikrovė tokia, kokia yra, ir aš čia gyvenu ir va. Ir yra skorpioniškas Uranas, kur egzaltuoja, tai vat kartu su Plutonu Uranas neša revoliucijas, kada jis gali sugriauti kažką seną vardan naujo. Plutonas jisai tiesiog griauna, jam nesvarbu, o vat Uranas jisai griovimą naudoja tam, kad atnešt kažką naujo. Tai ir Uranas visada kolektyvinė sąmonė ir jūs esate grupėse apjungti. Ir kadangi tai yra kaklo zona, aš vis paminiu, bet vis ruošiu, bet vis pabėgam nuo tos temos, kad pats geriausias Urano pavyzdys yra, kada mes kalbam, kada mes negalim stabdyti, bet kada mes kalbam, mes normaliai kalbam, standartiškai. Bet yra kažkokia kalbos norma ir tu negali jos peržengti, nes tavęs nieks nesupras. Bet Uranas jis laužo tą tradiciją, kad galima kalbėti ir nesuprantama kalba. Ir jeigu žmogui pavyksta pakelti sąmonę iki gerklės, tai yra tas angelo dažnis, kada Dievas gali siųsti jam kažkokią užduotį ir jis nemąstydamas ją daro, net nesuprasdamas, ką daro, kodėl daro. Jis tiesiog daro. Tai mes padarysim prieš misteriją tokią praktiką.
paleisti, sulaužyti savo protą, paleisti garsą. Va, tai tokia, sakiau Martynui, dainuosi šitam seminarui. Jis sakė, tu to nieko nepasieksi. Aš nedainuosiu. Dainuosi. Visi dainuosim. Tai tokia praktika, kurią aš patyriau, čia jau praeitam seminare daug pasakojau, teko man kartą važiuoti su krikščionimis fanatikais į šitą, žodžiu, į kelionę tokią piligriminę, tam po Europą, po Prancūziją, žodžiu. Ir, nežinojau, kur važiuoju. Dėdė pasikvietė, sako, važiuojam į kelionę. Okei, keliauti visada už. Va, sėdim mes autobuse. Ties Lenkijos sieną jau galvojau, skambinsiu vyrui, kad atvažiuotų mane parsivežti. Kaip naujokas, žodžiu, nes kaip tik pradėjom judėti, buvo išsitraukta gitara ir kalnus giedojom. Ir visą kelionę taip, tuos religiniai, žinote, nežinau, gal pas mus Žemaitijoje tai populiaru, žodžiu. Rožančius ten, žodžiu, rožančių kalnas ten. Jėzus Marija, aš galvoju, išprotėsiu. Bet, žodžiu, kaip naujokas peržengiau tą ribą, įjungi durnelį, pradėti daryti tą patį ir varai, ir gerai, tada jau viskas atsiveria, ten irgi Gregoras, ten vežioja mus į Tezėją, į Liurdą, ten visur. Va, ir su mumis važiavo toks, nežinau, kas jis, lietuviškai kalbantis, bet su geru akcentu, kažkoks gal belgas ar kažkas, nežinau, senukas toks. Ir jis, žodžiu, jis mokė mus tokios praktikos, kurią mistinės krikščionių sektos naudoja, vadinasi glosolalija, kalbėjimas kalbomis, kaip Biblijoje ten sako. Ir pradėjo apaštalai ten kalbėti kalbomis, patys nesupranta, ką kalba, o kiti užsieniečiai ten visokie supranta, ką jie sako. Tai tai mes padarysim šitą pradžioje praktiką. Smegenys šauks error. Tai yra žiauru, kada reikia suartikuliuoti kažką nežinomo, bet nieko. Ir, šitą sektą, su kuria važiavom, tai jie taip ir melsdavosi kažkur, jeigu kažkam kažkokia bėda, jie ten to rankas deda ant žmogaus ir visi pradeda čiulbėti. Toks įdomus jausmas, jo, iš tikrųjų tokia energija eina, neblogas dalykas. Tai va, jau kai kurie esat bandę kažkada seniai, kas jau bandė su manim? Dailutė. A daugiau niekas? Aha. Iš kokių senų laikų jinai čia sėdi. Va. Kažkada bandėm. Tai taisyklės labai paprastos, mes atsisėsim paprastai ir dainuosim, giedosim. Po posmelį. Taip, aš pagiedu, jūs pakartojat. Aš pagiedu, jūs pakartojat. Ir taip melodingai mes pagiedosim. Ir kada jau nebebus įmanoma pakartoti, kada jau suprasit, kad ne, aš jau šito nebegaliu pakartoti, bet tada patys. Taip, bet tada jau be jokių pauzių, nes kai darysim aš, jūs, kada jau nebeįmanoma pakartoti, tada visi. Gerai?
aš irgi retai praktikuoju, tai nesu profesionalė, bet bandysim. Gerai, tai galima akis užmerkti, atsipalaiduoti. Mamė, mamų. Ok, išgirdot. Gerai. Atsipalaiduojam. Svarbiausia protą atpalaiduoti. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. 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 Aleliuja, aleliuja, mekinoka. Aleliuja, aleliuja, mekinoka. Aleliuja, aleliuja, sakinera. Aleliuja, aleliuja, sakinera. Aleliuja, aleliuja, manakino. Aleliuja, aleliuja, manakino. Aleliuja, aleliuja, kandamena. Aleliuja, aleliuja, kandamena. Aleliuja, mekinaro sakaleja. Aleliuja, mekinaro sakaleja. Aleliuja, krandamena sakaroko. Aleliuja, krandamena sakaroko. Aleliuja, paradera koramena. Aleliuja, paradera koramena. Sakaleja, tramane koraktinosa. Sakaleja, tramane koraktinosa. Kirinaro alamena karemeno. Kirinaro alamena karemeno. Barandera karanoko manandera. Drakamano karamero sakaleya. Drekandera barakyura anamena. Duranara kirinono zakamosa. Drekin mikola kareya andamena. Karandikala komora adanena. Drakandera trikanera aparadita. Lakanamika aparera samanita. Drekanamera salalora parandisa. Drekanamera prakandura amanita. Lakanamika rapamora amanita. Drekanamika aparera kalanita. Sakanamika aparera amanita. Drekanamika kikiroko aperisi. Sisidriki amatira aparisa. Dukanamika amatira amaisa. Aranaka amatira sidindita. Drekanamika ura poro parekusa. Dukanamika apapira sakumata. Drekanamika rikinoka aparisi. Dukanamika karira aparisi. Dukanamika karira kodakadnika. Zakanamika jakarika chakamanaka. Drekanamika jakarika amanaka. Drekanamika parazina aparisi. Nirakora para uso sakarita. Thank you.
Garsiau, drąsiau. Be melodijos tiesiog ištisas tekstas Paraniro, Amaniro, Sakandura, Apanryra, Adosa, Perisa, Kamaniro, Korana, Perisa, Andara, Sirira, Varana, Perira, Džamesa, Džareira, Andara, Sirina, Korana, Sakandaira, Uravana, Uriro, Alara, Perisa, Chanchiro, Amare, Indiro, Amusa, Pera, Calera, Usura, Manera, Parana, Catarina, Paresa, Catarina, Azara, Catarina, Urira, Amare, Amusa, Catarina, Parana, Dorusa, Catarina, Catarina, Calamera, Catarina, Cassura, Cassura, Catarina, Devina, Alara, Clarina, Marika, Alara, Amara, Teresa, Amara. Sustabdyti pamažu savo minčių tėkmę. Pamažu sustabdom. Atsidūstam, atsipalaiduojam. Protas lūžo. Laukės buvo. Šiaip įdomus dalykas, mes aišku ten dažnai tą darydavom, tai paskui kai paklaustai, mes tą pradžią su aleliuja pradėjom, kad jums įeit, o paskui tai yra tiesiog, tu pradedi ir varai beleka, be jokių melodijų, tai labai įdomu paklausyti, kiekvienas žmogus kažkokį kitą dialektą turi. Tik klausai kažkas tokį itališką, kažkas tokį iš viso ten, nežinau, arabišką, paklausai labai skirtingi dialektai net. Kažkodėl vieniem vienaip, kitiem kitaip, nežinau kodėl. Va. Tai ką reiškia Uranas, kada mes protą atjungiam ir srautą leidžiam per save ir viskas. Tai šitą praktiką naudoja tos okultinės krikščionių sektos ir jie taip pat meldžiasi, nes sako, iš kur aš žinau, ką aš turiu ten prašyti Dievo, ten ką aš nežinau, kad jie tiesiog deda rankas ir paleidžia ten ant vieno žmogaus, ten daug žmonių ir varo ir toks iš tikrųjų jaučiasi, toks eina srautas. Tai galima tą praktiką naudoti ir tiesiog mums tokia praktika labai gerai vietoje. Dabar darysime, taip mes vadinam tokias misterijas, šeštadieniais darome tokią grupės galutinį darbą tokį. Tai vėlgi, kiekviena grupė tai yra jūsų kūnas. Kūnas sudarytas iš dalių, bet vėlgi, kada mes jaučiam atskirtį, ypač materialiam pasaulyje, yra tokia taisyklė, kad aš tai ne tu. Tu tai kitas. Aš kitas, tu kitas.
Jeigu kuo toliau mes einam, tuo labiau mes suprantam, kad tas emanacijų pasaulis, jis tiesiog skleidžiasi įvairiomis formomis ir tai yra viena. Tai mūsų grupelė, tai yra viena ląstelė, darni, sudaryta iš dalelių. Tos ląstelės sudaro visą mūsų seminarą, kuris irgi visas vientisas. Ir kiekviena ląstelė turi savo funkciją. Šiam seminarui jūs gavot kažkokią funkciją atlikti, kažkodėl jums tai yra reikalinga, naudinga. Ir per tą žmogų, per visus žmonės ir per save, žinoma, ir per visus žmonės aš apie save kažką suprantu.